Nu ką, sveiki visi, prisijungę. Šiandien šį video norėčiau skirti tokiem pastebėjimams. Iš tikrųjų, dirbdama coachingo srityje susiduriu su klientais ir susiduriu su žmonėmis, kurie nėra dar coachingo klientai, bet savyje nešiojasi tam tikrus mitus apie coachingą, kas trukdo žengti tos pirmosius žingsnelius, apsilankant pas šios srities specialistą. Tai norėčiau tiesiog pasidalinti su jumis, ką žmonės man transliavo, dėl ko jie nedrįsta, nors ir labai nori pradėti lankytis pas specialistą. Tai pirmasis dalykas, kurį teko girdėti, jog jeigu pradėsiu lankytis pas coachingo specialistą, bijau, kad išsiskirsiu su savo vyru. Toje aplinkoje tarp savo pažįstamų tokia situacija žmogui buvo ir tai perdavė savo draugiai ir tuomet draugė bijo lankytis, nes bijo tokių pasekmių, nenori tokių pasekmių, kas yra normalu. Tai šį mitą tikrai 100% neigiu. Žmogus, klientas gali su savo antrąja pusė iš tikrųjų išsiskirti tuomet, jeigu tai buvo nagrinėjamas sesijos metu klausimas partnerystės ar ne, ir žmogus nežinojo, ar nori būti su savo antrąja pusė toliau ar ne, gryninosi savo vertybės, savo ateities perspektyvą apžvelgė ar ne ir matė, ar tas žmogus yra tinkamas šalia ar ne. Ir tuomet priėmė tam tikrą sprendimą, bet tai nėra taisyklė, kad tai nutinka visiems, kurie nagrinėja šeimos partnerio klausimą. Atvirkščiai, jeigu žmogus lankosi pas specialistą saviugdos klausimais, nori save paauginti kaip asmenybę, tuomet kaip tik santykiams tai gali padėti, nes pats klientas supranta daugiau apie save, supranta, kodėl jis taip elgiasi, kokie yra jo motyvai ir tuomet lengviau prisitaikyti ir priimti kitą žmogų, kai save geriau pažįsti, ko pasekoje santykiai kaip tik gali sutvirtėti. Tai pirmasis dalykas, ką yra tekę girdėti. Antras dalykas, ką girdėjau, tai labai iš tikrųjų noriu, bet bijau pradėti kapstytis. Aš žinau, kad jeigu ateisiu pas tave ar pas kitą specialistą, tai aš greit išsispręšiu tas problemas, kurias noriu, bet bijau pradėti kapstytis, nes ten, kai pradėsiu kapstytis, tai galo nebus. Tame dalis tiesos yra, bet nebūtinai. Jeigu pas coachingo specialistą ateinate su konkrečiu klausimu, kurį norite išspręsti ar ne, tarkim, tos pačios savirealizacijos, tai noriu išsiaiškinti, ar tikrai esu tame kelyje. Arba noriu išsiaiškinti, į kurią pusę man dabar eiti, nes pati neapsisprendžiu, prašau padėk. Tuomet ir bus sprendžiamas šis klausimas. Ir jeigu po sesijos 2-3, kai bus jau tas pasiektas rezultatas, žmogus nuspręs nebetęsti sesijų, tai bus ir pabaiga. Tai nereiškia, kad būtinai tada reikės ieškoti kažkokių kitokių klausimų, kokių kitokių problemų, kuriuos reikėtų spręsti. Ne, bet jeigu žmogus susikontaktuoja su coachingo specialistu, sukuria tvirtą gerą ryšį per tas sesijas, tuomet žmogus dažnai pats nori toliau dirbti su specialistu ir ieškoti tų atsakymų ir gerinti toliau savo tą gyvenimo kokybę. Taigi, nebūtinai bijoti reikia kapstytis, tiesiog žinoti, kur paspausti stabdį, kur jau laikas spręsti klausimą, o kur dar klausimas turi pabręsti, pabūti jumise ir tam irgi turi ateiti kažkuris laikas, kad būtų galima pradėti jį judinti. Taigi, kitas toks mitas, kurį irgi teko girdėti, kad jeigu klientas lankosi pas coachingo specialistą ir jam klientui nepavyksta pasiekti rezultatų, vadinasi, coacheris buvo neprofesionalus ir nesugebėjo motyvuoti, padėti žmogui. Iš tikrųjų, sesijos metu žmogus, klientas turi suprasti, kad už sesijos, už kabineto durų po sesijos visa atsakomybė tenka jam. Vadinasi, jeigu žmogus atėjęs į sesiją, išanalizavęs tam tikrą klausimą,
radęs tam tikrų suvokimų, radęs tam tikrų atsakymų, išėjęs už durų, vėl įsisuka į savo tą patį rutinos ratą ir nieko kito nedaro, nekeičia jokių įpročių, tai ne kaučeris yra kaltas. Tai vadinasi, tu mielasis arba mieloji turi prisimti atsakomybę, kad tokį rezultatą, kokį turi, pats ir pasiekiai. Kaučeris tau ir padeda suprasti, kodėl tu taip elgiesi ir padeda tau numatyti žingsnius, planus ar ne, kuriuos tu galėtum atlikti, keliaujant savo tikslo link, kokias kliūtis tau gali iškilti ar ne, kaip tu tas kliūtis galėtum įveikti ar ne, skatina tiesiog tavo sąmoningumą, kad tu susidėliotum galvoje, kas kaip gali būti, o kai jau tu išeini už durų, tai tenka visa atsakomybė tau. Jeigu tu išėjęs už durų vėl įkrenti į tų pačių įpročių ratą, tai vadinasi, turi prisimti atsakomybę, kad turi tokį patį rezultatą. Jeigu tu išeini ir supranti, kad aš dabar pasistengsiu, įdėsiu maksimaliai pastangų, kiek aš galiu tuo metu, pavyksta, kiek pavyksta ir matai rezultatą, tai tu prisiemi atsakomybę už tą rezultatą, kurį pavyko pasiekti. Kaučeris atėjus į kitą sesiją tavęs gali klausti ir klaus, kaip sekėsi, ką pavyko pasiekti, su kokiamis kliūtimis susidūrei, kaip tu jas įveikiai, taip šiek tiek tiesiog reflektuoti, kaip tau sekėsi ir keliaujam toliau, kas dar išlindo, gal kokie niuansai, kuriuos irgi būtų galima praspręsti sesijoje, kad tą tikslą toliau būtų galima siekti. Bet jeigu nepavyko, tai vadinasi žmogau, reikėjo įdėti daugiau pastangų, nes vien kalbėjimas, ar ne, nes kažkaip žmogus įsivaizduoja, kad atėjęs į sesiją, pakalbės, pabendraus, ar ne, ir viskas pasikeis. Taip, gali, bet čia turbūt retai kam nutinka, taip, įdedant minimalių pastangų gauti maksimalius rezultatus. Bet dažniausiai būna kitaip. Pakalbėti neužtenka, pokalbis, mintis turi sekti po to veiksmas. Tai kai veiksmą atliekate, vis tiek rezultatas kažkoks tai bus didesnis, mažesnis. Taip? Taigi, kitas dalykas, kurį žmonės manantis yra, tai kad turiu aplinkoje tokių žmonių, kurie iš tikrųjų mane palaiko, galiu jiems išsipasakoti, tačiau iš tikrųjų tie žmonės, ką man atsako, tai atsako, kad kokiasgi čia tavo problemas. Ar čia problemos? Ir žmogus tada užsiblokuoja ir galvoja tikrai, ar tai yra mano problemas. Tai mes aplinkoje iš tikrųjų turime nuostabių žmonių, tėvus, kolegas, draugus, drauges, su kuriais galime pašnekėti, su vienais daugiau atvirumo, su kitais mažiau, kai kuriuos apdovanoja visata labai artimais bičiuliais, su kuriais galima labai atvirai kalbėti ar ne, kurie gali būti netgi ir kaip terapeutai ir pagelbėti žmogui. Bet dėja būna ir kitokių situacijų, kai tu bandai žmogui paatvirauti, papasakoti, su kokiom problemom tu susiduri ar ne, su kokiais iššūkiais ir kaip ir prašai kažkokios pagalbos iš šono ir tau kitas žmogus sako, ar čia tavo ta problema yra, tai ar čia problema. Žinoma, iš to kito žmogaus perspektyvos žiūrint, jis neturi tokių problemų, ar ne, ir jam tai iš tikrųjų atrodo ne problema, jis su kitokiais iššūkiais susiduria. Tačiau tas žmogus pirminis, kuris turi tas problemas ir norėjo jas ištransliuoti ir sulaukti kažkokios tai pagalbos, gauna tokį kirtį, kuris dėja, bet uždaro tą bloką, uždeda viduje ir sustabdo kažko tai griebtis ir keistis, ar ne. Stiprus žmogus gali sakyti, gerai, aš savo aplinkoje neturiu žmonių, kurie gali mane suprasti, ieškosiu specialistų pagalbos, kurie iš tikrųjų galės man padėti. Ir tai stiprus žmogus gali
taip rasti savo specialistą, su kuriuo sukurs ryšį ir gebės tame ryšyje išbūti ir kartu dirbti ir gauti tą palaikymą. Bet dėja būna daug kitokių situacijų, kuomet žmogus iš aplinkos yra sumenkinamas, jo bėdos problemos yra sumenkinamas ir tokiu būdu su tomis problemomis žmogus užsidaro ir neieško išorėje jokios kitokios pagalbos. Todėl drąsiai, jeigu tik tai jauti, kad nėra aplinkoje žmogaus, kuris tave suprastų ir palaikytų, ieškok pagalbos, netylėk, neužsidaryk, nes tai tau kenkia, iš tikrųjų tau kenkia, tu visą tai laikai savyje, savo kūne, savo viduje, kuris valgo tavo energiją, kurią galėtum panaudoti kitiems tau įdomiems dalykams. Todėl jeigu neturi tokio žmogaus, ieškok pagalbos, ieškok specialisto, kuris tau patiks, rasite tą bendrą tašką, nuo kurio galėsite kartu darbuotis ir taip išspręsti savo problemas ir jausiesi pilnavertiškas ir laisvas žmogus, priimant sprendimus, neįtakojant aplinkos. Taip, ir dar vienas svarbus dalykas, kurį norėčiau paminėti, šį dalyką man sako klientai iš tikrųjų, kurie jau lankosi ir siekia savo tikslų ir rezultatų. Tai yra, pas tave, tai aš taip pašneku, taip užsimotyvuoju, taip dabar norėsiu viską keisti, jau, ta prasme, jau visą planą, kurį užsibrėžiau, dabar padarysiu. Tačiau išeinu ir vis dar motyvuota, kol grįžtu namo, vis dar motyvuota. Tačiau kažkas nutinka, kad aš paslystu ir nebesusilaikau. Vėl darau tą patį, ką dariau ir nebežinau, kur dingo ta motyvacija. Į kitą sesiją atėjęs žmogus vėl užsimotyvuoja, ko pasekoje, po sesijos tas pats rezultatas, motyvacija dingsta. Tai iš tikrųjų labai svarbus niuansas siekiant savų tikslų. Mūsų mintis, čia norėčiau paminėti, kad didžiąją dalį laiko veikia automatizuotai. Mūsų mintis, mūsų reakcijos, mūsų elgesys veikia automatizuotai, tai vadinasi daro tai, ką moka. Taip, tam, kad nereikėtų įdėti pastangų, energijos mąstant, galvojant, kaip čia elgtis kitaip. Jos tiesiog veikia automatizuotai, taip kaip yra išmokusios anksčiau. Ir iš tikrųjų reikia tame sąmoningumo ir suprasti, kad šis elgesys, tarkime, ar ne, sustoti ir suprasti, kad mano šis elgesys turės tam tikrų pasekmių. Taip, neleisti toms mintims ir tam automatizuotam kažkokiam elgesiui daryti taip, kaip yra įpratęs, o tiesiog sustoti ir sąmoningai pagalvoti, ar šio mano elgesio pasekmė man bus priimtina, ar ne, to sąmoningumo šiek tiek įdėti ir prisimti atsakomybę už savo elgesį ir to elgesio, tarkim, pasekmes, ar ne. Tarkim, jeigu nori suvalgyti šokoladą, tai, bet apie tai, nes nori suvalgyti šokoladą, bet neįdėdi sąmoningumo ir suvalgai visą šokoladą, ar ne? Ir gauni paskui tik tai to pasekmes ir galvoji, kaip aš vėl nesusilaikiau, taigi taip buvau užsimotyvavęs. Taip, bet jeigu įjungsi sąmoningumą ir neleisi mintims veikti automatiškai, sustabdysi jas ir sakysi, aha, noriu šokolado, turbūt noriu šiek tiek atsipalaiduoti ir pakelti cukraus lygį kraujyje. Suvalgysiu vieną plytelę. Taip, ir tai reiškia, kad tu neleidi savo mintims veikti automatiškai, kurios prikiš tavo pilną pilvą visų gabalų šokolado, bet pasirinksi pats sąmoningai, kiek tu to šokolado norėsi. Nes kartais būna žmogus suvalgo tą didelį šokolado plytą ir sako, aš net neprisimenu, aš tik prisimenu, kad užsinorėjau, bet neprisimenu, kaip aš visą suvalgiau. Tai kad to nebūtų, reikia to sąmoningumo. Ir tas sąmoningumas ir sustabdymas to automatizmo tinka bet kokioj situacijai, kurioj norit keistis, ar ne?
Ir kai žmogus, tarkim, to sąmoningumo nesiima, pasilieka automatizme ir po atlikto veiksmo grįžta tas, taigi aš sakiau, kad taip nebedarysiu. Ir to pasekoje krenta labai stipri motyvacija ir toliau elgtis, keistis yra šiek tiek sudėtinga, nes to vidinio resurso jau trūksta. Tai va, tai norėjau pasidalinti va šiomis mintimis, jeigu tu turi kažkokių pastebėjimų, kodėl, tarkime, žmogus nesiryžta kreiptis pagalbos į specialistus, nebūtinai tu, gal tu žinai tokį žmogų, gal teko girdėti kažkokį tai mitą, kuris stabdo, labai kviečiu pasidalinti, padėsi tikrai žmonėms, kitiems suprasti, kad nebūtinai yra taip, kaip jie galvoja, kad galima tikrai keistis ir ieškoti pagalbos. Tai ačiū tau labai už tai, kad skiriai savo, kiek čia 16 minučių laiko, linkiu gražios dienos, naujų atradimų ir susimatysime kitame mūsų video reportaže. Apkabinu visus ir visiems gražios ir saulėtos dienos.